Sveiki atvykę į Kiprą. Sveiki atvykę į Pafosą. Yra 32 laipsniai, aš su kartu su šuniukais. Mums visiems karšta. Jaučiasi kaip 39 laipsniai net. Mūsų laukia nuostabios atostogos. Mūsų laukia apartamentas, kurį aš aprodysiu vėliau. Mūsų laukia nuostabi viduržemio jūra. Mūsų laukia 5 restoranai. Tikrai ilgai lauktas atostogos prieš pat mokslo metus, kadangi šiandien yra rugpjūčio 25. Dėl mėgaujamės paskutinėmis vasaros dienomis. Iš tikrųjų vasara gali būti kiekvieną dieną. Reikia panorėti. Kas nežiūrėjo praeito Kipro vlogą, tai čia yra Lokis, o čia yra Happys. Sveiki atvykę į mūsų apartamentus. Čia yra mūsų virtuvėlė. Labas, mama. Čia yra mūsų svetainė. Ir pas mus yra čia balkonas. Mūsų kambarys, taip pat su mini balkoniuku. Ponios kambarys, Olesės kambarys. Ir Olesė taip pat turi irgi vonios kambarį. Taip pat turi balkonas su labai gražiu vaizdu. Kas nežiūrėjo Bulgarijos ir Kipro vlogo ir nepažįsta Olesės, tai čia yra mūsų labai gera šeimos draugė, kuri gyvena Kipre ir dažnai keliauja su mumis, ypač su mano mama. Šį kartą mes kartu su ją atostogaujame Pafose. Mes jau atėjome prie nuostabiausios viduržemio jūros. Dabar mes esame pakeliui į Afroditos paplūdimį, kuris yra prie Pedro Tauramiau, taip žinoma kaip Afroditos uola. Pasak vienos legendos, ši uola yra Afroditos gimimo vieta. Čia vietą mes jau buvom silankiusios kažkada praeityje ir be to papozuojant man nuotraukai, mano rožių ledai nukrito. Todėl, manau, reikės nusipirkti ledų, papozuoti nuotraukai ir pabandyti neleisti jiems nukristi. Pavyko užsakyti ledų. Pavyko jų nenumesti ir aš dar valgau rožių ledus. Praeitam vlogį jas irgi valgiau, bet jie buvo kažkiek skanūs, bet šitie yra tokie patys, kokius aš valgiau kažkada labai seniai Kiprą. Sveiki atvykę į Afroditos paplūdimį! Tai draugiškas kipriotas atnešė mums vaisių. Figos ir kaktusai. Iš tikrųjų, vanduo yra labai švarus, jis toks labai refreshing, tikrai, na kaip vakar buvo toks šiltas vanduo, žmonių tikrai yra mažai ir aš nežinau, bet man šitas vanduo labai patinka. Yra labai gilu, yra akmenuota viskas, bet žiauriai fainai, bangos tave tiesiog neša. Taigi dabar mes stebime tikrą Afroditą, čia yra jos gyvimo vieta ir jie atvyko aplankyti savo gimtinę. Mes sveikinam su Afroditos paplūdimiu ir dabar važiuosim į koldūninę, valgyt koldūnų.
esame itališkame restorante Baka. Kaip jums patiko restoranas? Labai patiko. Gera atmosfera, skanus maistas, puikus aptarnavimas, skanus vynas. Šiuo metu mes pasviečiavome pačiame geriausiame Kipro viešbutyje Anose, kuris turi net 7 žvaigždutes. Hold my breath, take down on one knee because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I comb my hair, was me outfit. Mes įsėdame į laivą ir plaukiam prie Žydrosios lagūnos. Mama su Alesa dabar plaukėja, aš tik irgi išlipau iš lagūnos. Atrodo čia. Mes esame restorane Onar. Užsakėme daug maisto, mes turime oktopus, mes turime squidai nekvisto, tas yra bulvytės, graikiškas salotas, strawberry soda. Sveiki visi, mes esame tiesiogiame eteryje. Mums patiklų buvo per daug, bet viskas buvo gana. A gali dar padaryti tuk tuk tuk. Ne, nereikia. Mes išėjome iš Onar restorano. Man patiko, bet gal ne tiek, kiek patiko restoranas, kuriame buvome vakar. Tai buvo kipriotiška virtuvė. Patiekalai buvo tokie, kuriuos aš dažniausiai užsisakau, tai yra kalmarai, bet jie buvo pagaminti kažkaip kitaip. Man gal ne tokių įprastų būdų. Žiūrėjai fainas miestelis. Aš tai pristatysiu. Šiandien yra 4 diena ir sveiki atvykę į Coral Bay. Lietuviškai koralų įlanką. Kiekvieną dieną mes atvažiuojame į skirtingus kampusus ir šiandien mes atvažiavome į koralų įlanką. Vanduo šiandien yra kažkaip su daug dumblų. Šiaip prieš 2 valandas buvo visai nemalonu plaukiot, bet dabar jau biškį jūra išsivalė ir dumblų beveik nebeliko. Bet ant dugno yra akmenų, tai reikia saugoti savo kojas. Vanduo šiaip yra jau gilesnis, net tik einant į vandenį. Ir kaip galus, man iki čia plaukyti tikrai galima.
Kipro bananų sostinė. Internete rašoma, kad Kipro bananai yra mažesni ir saldesni nei bananai, kurias mes esame įpratę matyti Lietuvos prekybos centruose. Tai va, mes kaip tik atvažiavome į bananų plantaciją Kiprą. Pamatėm bevažiuojant į paplūdimį. Čia labai daug. Jie dar tokie žali. Fainai. Šiandien vakarieniavome restorane Divine Fix, kipietišką virtuvę. Restoranas yra ant stogo, galima tai pasakyti. Vis yra gražus vaizdas, saulėlydžiu ir mums jau čia atneša kalmaras ir donytė su įvairiom užtepėlėm. Alyvuogių, paprikų ir sviestu. Mes užsakėme vieną su draugė, o pas tave vištienos kebabas. Kalimera, šią mūsų paskutinę dieną Kipre, šį nuostabų ketvirtadienį. Mes leisime vyras paplūdimį, kuris yra arti mūsų apartamento. Vanduo yra labai fainas, mažai dumblų, mažai akmenų, labai faina plaukyti. Daug nepasakyčiau apie mūsų vakarykštį apsilankymą Coral Bay. Jis mums didelio įspūdžio nepaliko, nors jis yra vadinamas vienu geriausių Pafoso paplūdimiu. Tikrai tam nepritarčiau. Rytoj mes jau skrendam atgal į Lietuvą, todėl mes mėgaujamės šią labai gražią saulėtą dieną Pafose. Iškart po paplūdimio mes einame į parduotuvę. Čia yra skonių, kurių nėra Lietuvoje. Tai yra, pavyzdžiui, su druska ir actu. Aš manau, gal juos pasimsiu. Taip pat yra su krevetomis. Krevečių kokteilis prašyta, bet manęs nelabai. Man atrodo, aš kažkada ragavau. Matau dar kažkokią laiminę pakuotę. Yra čia net daryta su druska. Aš tokių tikrai niekur nemačiau. Dar paėmiau savo tokį lėktuvą. Tai iš viso paėmiau 3 čipsų pakelis. Bet to šitie ledai yra pagaminti Lietuvoje. Bet Lietuvoje. Aš niekada nebuvau mačius. Šiandien šį nuostabų paskutinį ketvirtadienio vakarą mes vakarieniaujame Honor by the Sea. Prie mūsų restorano yra laivelis, kuris yra kaip ir paskendęs, bet mes jį matom. Ir daug žmonių čia daro labai gražias nuotraukas ir jos iš tikrųjų labai gražios išeina. Rytoj mes jau išskrendam. Arba visi patiko. Aš sakiau lašišos, tai buvo skani. Čia yra labai gražus vaizdas, todėl jeigu jūs norit pavakarieniauti gražiame vaizde, Honor by the Sea, tikrai jums. Nupirkau savo naują piniginę kaip suvenyrą. Ate!
Aš beveik kiekvieną kartą oro uoste perku lukumą. Man skanu, gal jau per saldu truputėlį, bet aš pamačiau kitokį skonį, kurį aš niekada neragavau, su braškėm, abrikosais ir citrina. Mūsų nuostabi kelionė Kipre jau pasibaigė. Ciao!